Diagnozė krepšinis svečiuose. Lietuvos krepšinio trenerio Olimpe suspindęs dabartinis Vilniaus Sakalų komandos vyriausiasis treneris Nerijus Zabarauskas. Su buvusiu vienu geriausiu Lietuvos krepšinio snaiperiu kalbėjomės, nepatikėsite, apie krepšinį. Apie krepšininko, o dabar ir apie trenerio karjerą. Iš tikrųjų pradėjau lankyti tinklinio treniruotės, pirmoji sporto šaka. Buvau gyvas vaikas, norėjau visur, turėjau savo nuomonę mokykloje, sunkiai buvau valdomas. Pakvietė storpirštis į treniruotės, Juozas, buvęs teisėjas. Pradėjau laikyti, porą metų treniravo jisai. Paskui likimas suvedė su Rimantu Grygu, buvęs Žalgirio treneris, dabar dirbantis Ukrainoje. Labai didelį bagažą žinių, darbas su vaikais, požiūris, aš galiu pasakyti, galbūt visą tą lėmė mano požiūrį į tą krepšinį, į mąstymą, kaip reikia dirbti, kokie tikslai, kokio atsidavimų aš iš tikrųjų iš jo paėmiau. Būtent vaikų amžiai suformavo jisai. Sunkus darbas, didelė atsakomybė, kaip jau minėjau, snaiperis ne tas, kuris gali daug mest ir išmest. Snaiperis turi pataikyti. Bet kokiu momentu įeisi ar tai nuo pradžių į rungtynės, ar tai likus iki rungtynių gali prasidėti visus 4 kėlinius, lieka 2 minutės ir tu turi parodyti savo sugebėjimus. Jeigu tu pataikysi, tu išsikovosi savo vardą, užsitarnausi, kaip sakau, nepataikysi, tu gali likti ir šešėlį ir tu neprasimuši niekaip. Negausi to, ko pasitikė iš tavęs, negausi pasitikėjimo iš komandos, iš trenerių, automatiškai labai didelė atsakomybė ir aš džiaugiuosi, kad man teko būtent tokią dalę būti ir pripažintam snaiperiui, nors tai pareikalavo ne tik daug fizinių pastangų, bet ir psichologinių pastangų, nes, kaip sakiau, tu negali paprasčiausiai klysti. Ant tavęs pastatyta yra korta, ar tai paskutinis metimas ir tu turi tą kortą pasinaudoti. Tais laikais galbūt buvo prieš pastatyta Kauno Žalgiriui tokia alternatyva, kad sukurt kažką panašaus arba atsvara, nes vienos komandos dominavimas krepšinėje iš tikrųjų tiek žiūrovams galbūt jau buvo atsibodę. Ir jie kažko norėjo, nes augo nauja karta, augo taip pat nauja karta sirgalių, kurie taip pat jiems reikia žiūrovams, reikia intrigų, reikia, kaip sakiau, reikia tos puošmenos rungtynių ir buvo sukurtas atletas. Buvo pajėgus krepšininkai, visi jauni, visi norėjo kažką tai parodyti, norėjo save atskleisti, plus norėjo įkasti legendiniam klubui. Ir va, tas gavosi per eilę metų, aišku, tas nepasidarė taip iš karto, bet 3-4 metai gero darbo davė savo vaisių. Baigęs karjerą, iš karto pasiėmiau vaikų grupę, su jais palaipsniui pakvietė mane į Dexterą treniruoti, tai turėjau ir vaikų grupę, ir Dexterą. Šiai dienai galiu pasakyti, kad man tai davė labai daug naudos, nes aš 6 metus atidirbau su vaikais, aš 5 metus atidirbau su Dextera ir aš žinau, kaip reikia su vaikais dirbti, kokios yra problemos tenais, kokios yra problemos truputį aukštesnio lygio komandose, kaip Dexterai žaidžiančiai NKL ir dabar LKL. Aš galbūt susipažinęs su tom pakopom, aš galbūt įvertinsiu žaidėjų galimybės, kurie ateina LKL, kaip juos reikia ruošti, kaip juos reikia pastatyti žaidime ir man tas davė labai daug naudos. Vertinti galima kaip kažką laimi, kaip užėmi prizinę vietą, tai visi žino, visi mato, gali save vertinti. Jeigu tu esi 5, 9 ar 11, aš galvoju, nu tai čia nėra vietos. Yra vietos, kur prizinės, kur tu save įrodai vertę. Aišku, pagal sudėtį, pagal viską dalyvavom 2 čempionatuose tiek iššokio taurėje, tiek LKL. Tai aš kaip manyčiau, LKL mes sužaidėm savo galimybių ribose.
žiūrint, kokie buvo žaidėjai, koks jų amžius, kiek jie buvo pražaidę LKL ir ką mes turėjom. Ir iššūkio taurė, kur iššūkio taurė mes nuėjom iki pačio galo. Ir aš iššūkio taurę vadinu pavykęs. Aplamai pavykęs sezonas. Mes surinkti tokie, galbūt iš visų, iš pakampių, nauja komanda. Berods iš pernai metų pasilikę tik tai 3 žmonės yra jauni, norintys kažką parodyti. Ir va tokia vidinė energija, tą mes tokia jau prieš varžybas ar ką galbūt parodom, kad mes niekados nenusiteikę pralaimėti. Mes visą atiduosim save, visą širdį atiduosim šitam žaidimui ir būtent šitose rungtynėse. Aišku, čia yra dar laimės dalykas, kaip mums pasiseks tą padaryti, bet va ta tokia išraiška, tas toks galbūt vienas kito padrąsinimas iš tikrųjų mūsų tai veda į priekį. Kartais sakau iš vakaro rungtynėse, kad elgsiuos kitaip, bet tikriausiai čia yra natūra, kad aš turiu būti aikštelėje, aš turiu, kaip sakiau, užvesto žaidėjus ir aš negaliu sėdėti, nes aš nuo pat prigimties toks buvau judrus, žingeidus ir aš paprasčiausiai negaliu žiūrėti, jeigu ten mano komandai nesiseka, ar tai jinai laimi kaip tai treneriai. Jeigu laimi, tai sėdi koja ant kojas, jeigu pralaimi didelių skirtumų, irgi sėdi. Manęs kažkaip tas neveikia ir aš noriu visą savo tą darbą, jeigu aš pradėjau ir treniruotėse, aš atidirbau ir varžybose, jeigu tas padeda žaidėjim, aš taip ir elgiuosi. Ambicijos yra pačios aukščiausios. Aš galvoju, aišku, galima nekalbėti apie kosmosą ar ką, bet paprasčiausiai iš tų, kurie yra žaidėjai, maloniausiai padaryti tikrą žaidėją. Tikslas galbūt iš tų jaunų atrast tokius žaidėjus, kurie buvo niekam nereikalingi, kurie buvo užmiršti arba kurie neatrado savęs kitose komandose, padaryti, įskiepyti tą žaidimą, tą meilę šitam žaidimui ir padaryti gerus žaidėjus. Tai būtų pagrindinis tikslas būtent šitos komandos. O mano tikslas, aišku, treniruoti gerus krepšininkus gerose komandose, tai būtų tokie tikslai.